Iki savivaldos rinkimų likus apie 9 mėnesiam visas miestas perverstas. Kai kurie džiaugiasi, nes iš tikrųjų daug gatvių bus sutvarkyta, perasfaltuota ir panašiai. Kai kurie žmonės, matyt, nėra tos pačios nuomonės, juos tai siutina, erzina, nepatogu, kai kurie supranta, tai laikini nepatogumai. Tačiau teko išgirsti būnant Putinuose, kad šitie dalykai, kas vyksta lauko gatvėje, gali būti nelaikini. Tai yra tai, kas bus padaryta, daug metų tarnaus, o tai galimai gali būti ir statybinė klaida. Prisistatykit. Gina, esu Tadas Šekas, Putinų seniūnaitis. Jūsų nuomonė apskritai apie tą perverstą Alytų, daug kas sako labai gerai, pagaliau Vilnius panašiai, Kaunas persivertęs buvo, nebūtinai prieš rinkimus, aišku. Taip, kad miestas gražėja, atsinaujina, tai labai gražu, labai šaunu, labai būtų visi patenkinti, jeigu nebūtų, kaip dažniausiai, vieno bet. Jo, ir dabar šitos lauko gatvės visi žmonės labai laukė to atsinaujimo, nes tai tikrai buvo baisi. Ir kada atsirado jau kontūrai gatvės, teko visiems, ne visiems, bet kai kam labai stipriai nuliūs. Nes mane kaip seniūnaitis kreipėsi gyventojai, kad pradėjo daužyti mašinas, atsiradus naujiem bordiūram. Daužyti, tai patikslinkit, tiesiog mašinos atsitrenkė. Netilpa, paprasčiausia, netilpa mašinos. Didesnės ypatingai, ne? Ir dvi net lengvos netilpa prasilenkt. Šaltinių mokykla darė, ten matomai kažkokią ekskursiją, vaikai negalėjo autobusą įsikviesti. Autobusas netilpa įvažiuoti paprasčiausia. Kada daromi nauji daiktai, paprastai visi daromi kažkiek pagerina. Turit vieną telefoną, perkant naujesnį, kažkiek galingesnį perkant. Dabar šita gatvė yra labai stipriai siaurinama. Čia gal ta mada iš Vilniaus siaurint gatves ir Alytuje kai kur irgi iš esmės ramesnėse vietose jos, manyčiau, pasiteisinę, susaugino pravažiavimą ir panašiai, kur nėra didelio judėjimo. Mados madom, bet galų gale yra įstatymai, kurie ne šiaip sugalvoti, irgi toks statybų įstatymas, tai ateina iš gyvenimo, iš patirties, iš normatyvų. Žmonės jau pas direktorius. Įvardinkit kokį direktorių? Administracijos direktorių, pona Gintarą Rakaitį. Pas poną Rakaitį. Jo, pas poną Rakaitį, mane kaip seniūnaitį pasikvietė į kompaniją, kad padiskutuoti apie šitą situaciją. Kas labai nemaloniai eilinį kartą pribloškė. Žmonės atėjo su bėda, bet buvo pradėti egzaminuoti, kad atėjo nepasiruošę techniškai, įstatymiškai, kaip drįso ateiti pas tokius aukštus valdininkus nepasiruošę. Teko pradėti domėtis ir būtų specialistų. Ir pasirodo, kad ta, kas dabar suprojektuota, D kategorijos gatvė, tai yra normatyvas įvažiavimui į kiemus, privažiavimui prie pavienių pastatų. Tai jūs čia D išvertėt, būtent žodžiais pasakėt, ką tai reiškia. Įvažiavimas į... Taip apšvietė direktorius, tai yra D kategorijos gatvė, taip teisingai yra vienos juostos plotis 2,75 m. Tai toks normatyvas taikomas privažiavimas prie pavienių pastatų. Akivaizdu, kad lauko gatvė nėra privažiavimas prie pavienių pastatų, tai yra gatvė. Tai yra mažiausia C kategorijos gatvė. Tai kurios normatyvas yra 3 metrai. O kiek buvo prieš remontą? Šito nepasakysiu, bet akivaizdžiai buvo platesnė. Tai matomai ir buvo apie 3 metrus. Taip. Netgi 3 metrai, tai nėra konstanta, kaip gerbiamas direktorius sako, taip numatyti ar keisti negalim. Tas pats statybos reglamentas numato, kad reikalui esant tą gatvę galim platinti, o reikalas jau pasirodė, kad autobusai netilpa privažiuoti prie mokyklų. Iš tikrųjų, reikėtų darant tokius darbus, gal pasišnekėti su gyventojais, įvertinti visą poreikį ir tada priims sprendimus. Dabar primtas toks sprendimas, tą gatvę siaurinti, nežinau dėl ko, iš kur ta mada, kaip jūs sakot, atėjus. Teko jūs matyti beveik prieš porą metų susirinkime Rotušėj. Ten buvo sukviesti namų gyventojai, turbūt bendrijų pirmininkai, ar ne, taip pat seniūnaitis, gal net keli seniūnaičiai. Tuo metu buvo svarstoma, ar jūs tada jau matėt šitas tendencijas, kas vyks, ar tai jums buvo nuostaba, ką pamatėt dabar skirtingai negu tą, ką jūs aptarinėjot viešai. Jums buvo pristatoma kartu su gatvės rengėjais? Jo, viešam svarstyme taip, kaip seniūnaitis buvau be abejo. Aišku, aš nesu statybų specialistas, nesu kelininkas, bet gatvės plotis nesiekiantis 3 metrų, vienos juostos plotis jau tada sukėlė įtarimą ir tas buvo garsiai įviešinta.
Nu, bet kadangi specialistai užtikrino, kad čia bus viskas gerai. Ir tarsimės, kiek atsimenu, derinsim. Nu, derinsim, čia dar vyksta derinimas, čia, bet čia viskas bus gerai ir tas 2,55 m yra pilnumoj pakankamas plotis. Nu, specialistai sako, specialistai žino, jie už tai pinigus gauna. Nu, bet kada žmonėm pasirodė, kad gyvenimas labai apsunkėjo, nu, teko pradėti gilintis pačiam tada. Nu, ir pasirodo, kad, nu, specialistai kažkaip prasilenkė su įstatymu. Supratau, dabar žiūrėkit, atsimenu Jonyno ir Kauno gatvių sankryžą, kurioje nebuvo žiedo. Putinų bendruomenė, galbūt jūsų asmenyje kaip seniūnaičio, irgi nebuvot entuziastai to žiedo, darėt viešus pareiškimus. Kaip gyvenimas parodė, bent jau kalbant su vairuotojais, su tais pačiais gyventojais, netgi pėsčiaisiais, tas žiedas, nu, nebuvo pats blogiausias sprendimas, kai kurių manimų labai geras. Kaip jūs vertinat, ar tai nėra vėl kažkas, kas, kaip sakoma, katė maiše ir dar nežino, gal viskas bus gerai, bet įvertinant aną atvejį, sugrįžkim, kaip dabar jūs žiūrite, nu, prieš tai streikavęs. Dėl Kauno gatvės žiedo, tai visi labai sutiko ir žinojo, kad ten reikia. Čia kalba eina apie Kauno ir sanatorijos gatvės žiedo, kurio dar nėra. Ir dėl transporto nesąmonė, ir dėl išvažiavimo, ir dėl aukščių, ir ten, nu, aišku, nespecialistų aukim žiūrint, kaina turėtų būti astronominė, nes šitiek sukelt visą, kad padaryta žiedą. Ten vos ne kalnakasybos elementų. Jo, tai ten net, čia ne Putinų buvo, ne vieno Putinų Senaitijos, Putinų šito Panemunės ir dvaro seniūnaičiai buvom, tą diskutavom. Tai šitas viršutinis žiedas pasirodė tinkamas, ar ne? Ne, ten visi iš karto jo pritarė, visi šnekėjo, kad to žiedo reikia. Nu, kaip pavyzdį galim paimti Miklusėnų gatvę. Taip, visi labai laukia tos Miklusėnų gatvės remonto. Nu, tas nuvažiavimas superinis yra, visi pritarė, kad labai gerai, nuo Putinų 4 srautas labai nusiėmė. Trūksta, nu, vėl gerų poros sprindžių. Iš gatvės tapo vienpusis eismas. Kada daugiau mašinų važiuoja, turi vieną kitą praleisdinėti. Nes padarytas tas parkavimas, jis geras, kiemai šiek tiek atsilaisvino, bet netilpa mašinos. Pusę metro 300 cm lieka mašos įsikišę ir iš 2 krypčių gatvės tapo vienos krypties. Nu, investuojant tokius pinigus, nu, šiek tiek dadėti ir padaryti tikrai gerai. Ačiū. Gal dar kažkokias aktualijas įvardintumėt Putinų, ką turit, ir vis tik teko girdėti, kad čia ruošiate renginį, tam tikrą atidarimo naujo asfalto, panašia tema. Nu, nes diskusijų su žmonėm tikrai nemažai vyksta dėl tos gatvės ir ką čia daryti, kaip čia daryti. Nu, tai dabar turbūt bandysim burt vėl žmonės ir kad pasikviesti valdžios atstovus. Vis dėlto kažką, nu, mes taip nusprendėm, o jūs dabar varkit, nu negali būti. Nu, ne žmogus turi prie popieriaus būti tempiamas, o popierius prie žmogaus. Nu, ir dabar jie paklausė, ką būtų galim pakeisti. Nu, tai, aišku, pirmiausia, turi būti atsakomybė. Kas tai nusprendė daryti pažeidžiant įstatymą? Tai turi būti atsakomybė. Gal ten ir lėšų atsirastų kažką pakeisti. O tai vizualiai žiūrint, nu galbūt tos žalios juostos nereikia. Ir sugrąžyti tą 3 metrų pločio. Žalia turit minty, kur dabar žalia auga. Taip. Nu, čia buvo direktoriaus įsakyta mintis, kad čia būtų kur dėti sniegą. Nu, bet sniegą galim ir vienoje pusėje dėti, ir kitoje pusėje galim dėti sniego. Čia ant tos siauros, nu kiek čia tos sniego uždės ant tos siauros juostelė. Tai va, panaikinus tą žalią juostelę, gal čia ir labai gražu, nu, bet gal tada išsispręstų žmonių problemą. Čia tik ekspromptis vienas iš pasiūlymų. Čia, nu, žmonės gauna pinigus ir valandom sėdi, dabar per 2 minutės nepasakysi, kaip čia turi būti.